Projektą pristato Mita. Sveiki inovacijų mylėtojai. Atspėkite, kas vienyje užrašų knygelę, žvejybą, šviežią maistą, kuris yra šiame šaldytuve, ir meną. Jei greitai atsakymo nesugalvojate, būkite su mumis. Atsakymas jau čia pat. Kaip atrodo 21 amžiaus žvejyba? Šiandien mes pasigausim žuvies. Amžina užrašų knygelė. Ar tai įmanoma? Specialaus rašalo šito ir šitos specialios medžiagos anksčiau nebuvo sugalvota. Kaip žodžiai virsta dailės kūriniais? Vietoj sužadėtuvių žiedo jisai užsako paveikslą. Ne viskas šviežia, kas šviežiai atrodo. Šviežia. Vakar dar bėgiojo. Dar bėgioju. Rašymo istorija tai tūkstantmetė žmogaus troškimo fiksuoti patirtį ir žinias kelionė. Piešiniai ant uolų, dantyraštis ant molio lentelių, raidės ant popieriaus, o dabar ir šypsenėlėmis pamarginti klaviatūros, spragtelėjimai telefonų, kompiuterių ar planšečių ekranuose. Pala. Daugelis mūsų vis dar prisibijo inovacijų ir technologinės pažangos. Dėl to savo užrašus po senoviai guldo į įvairias knygeles. Tai gali būti ir koks nors tvarkaraštis, ir pažymių knygelė, ir orų stebėjimų žurnalas, ir lankomumo žurnalas, ir savo darbus mes planuojame susirašydami juos į atskirus lapus. Tokių užrašų gali susikaupti nemenka krūva. Tai nėra patogu, bet ką daryti? Prieš jūs nesibaigianti užrašų knygelė. Joje galite piešti, rašyti, o kai to nebereiks, tiesiog ištrinti. Ir taip begalę kartų. Ši originali inovacija gimė iš noro palengvinti gyvenimą. Studijavom universitete, daug ruošiamės egzaminams, darėme įvairių užrašų, tiesiog naudojama paprastas užrašų knygutes. Ir po to jau, kai baigėme savo mokslus, pagalvojom, kodėl nepadarius tokias knygutės, kur baltos lentos rašymo būdas būtų perkeltas į mažą sąsiuvinį. Kiekviena knygutė yra naudojama kartu su tuo tušinuku ir tai yra specialus rašalas, kuris greitai uždžiūsta ir laikosi tik tiek, kiek reikia. Neleidžia per lengvai nusivalyti užrašams ir jos galima tada ištrinti gana lengvai naudojant specialų trinimo įrankį, kuris yra įtaisytas tušinuko gale. Tam, kad ši daili ir beveik stebuklinga knygelė išvystų dienos šviesą, reikėjo ypatingo atkaklumo ieškant inovatyvių sprendimų. Didžiausių iššūkių inovatoriams tapo klausimas, kokiu rašalu ir ant kokio popieriaus rašyti. Specialaus rašalo šito ir šitos specialios medžiagos anksčiau nebuvo sugalvota. Mums reikėjo atlikti bandymus, tiesiog bandyti daug skirtingų medžiagų ir pasižiūrėti, kuri veikia geriausiai su šito rašalu, kada rašalas nusivalo pakankamai lengvai, bet ne per daug lengvai ir kad nuvalius užrašų tiesiog neliktų jokių žymių. Kiekvieną puslapį galima vartoti šimtus arba tūkstančius kartų. Iš esmės, knygutė yra labai panašiai kaip balta lenta. Tai turi tas savybės, kad tai yra speciali medžiaga, iš abiejų pusių padengta, labai panašiai kaip ir balta lenta. Ir rašant specialių tušinukų, kuris turi savybės greitai uždžiūti ir būti po to ateityje ištrintas ir suteikia tas savybės, kad yra unikali. Tai yra inovatyvus produktas, kuris gali būti naudojamas šimtus kartų. Nors ir knygutė yra vos 50 puslapių, tačiau mes ją vadinam milijono puslapių knygutę, būtent dėl šių savybių. Inovatoriai džiaugiasi pavykus suderinti pažangės idėjas, paprastumą, kūrybiškumą ir patogumą. Tačiau ar paprastai užrašų knygeliai pavojingas vanduo pakenktų ir užrašams ant inovatyviosios puslapių? Lapai yra dengti tokia medžiaga, kuri yra atspari vandeniui. Jeigu patektų ant lapo viršaus skysčio, jis nieko lapui neatsitiktų, jis liktų sveikas, tiesiog nusausinus, išvalius, jisai atliktų funkciją toliau. Galima užrašius liesti užrašus, jie nenusitrins, nenusivalys, nesiteps. Įrišimo sistema tikrai reikėtų paminėti, kad tai yra visiškai nauja, jinai tokios anksčiau nėra buvę, jinai yra naujoviška, jinai leidžia greitai išimti lapus ir jos vėl atgali dėti į tą pačią arba į kitą vietą. Tiesiog įsekti vėl ir nereikia jokios įmautės, jos galima tiesiog taip įsekti. Išmanioji daugkartinio naudojimo užrašų knygutė prisideda ir prie kitos, šiomis dienomis ypač aktualios problemos pasaulyje – taršos mažinimo. Naudojant būtent taip šias medžiagas, tai sumažintų popieriaus vartojimo pasaulyje. Tarkim, dažnai būname studijuojant, atrodo, kad reikia įsigyti keletą knygučių. Tarkim, kiekvienai paskaitai arba kiekvienai studijų programą reikia įsigyti po knygutę, kur tu darysi užrašus. Tačiau nutinka taip, kad
dažniausiai tu naudoji tik tai vos keletą lapų užrašams daryti ir gaunasi, kad atrodo, jog tau reikia daug knygučių, bet tu neišnaudoji net vienos. O su mūsų knygutė, kadangi gali lengvai organizuotis užrašus, galbūt tau užtenks porą lapų ir jeigu tau vis dėlto reikės kitos knygutės, tu gali dasipirkti lapus arba šitos lapus tiesiog nuimti, nuskanuoti ir išsaugoti. Kaip ir dažniausiai būna inovacijų ir išradimų srityje, mokslininkai niekada nebūna iki galo patenkinti savo kūriniu, tad jį vis tobulina ir tobulina. Šių knygučių kūrėjai neišimtis. Mes norime sukurti savo rašalą, kuris turėtų kur kas didesnį spalvų pasirinkimą, kuris galbūt nusivalytų dar geriau, dar lengviau negu dabartinės. Ieškome, kaip padaryti didesnio formato, tarkim, dizaineriai, kad galėtų naudotis braižymams, architektai. Tai galėtų būti mažosios knygutės, kai žmonės keliauja į parduotuves, naudoja popieriaus lapus, braižą ir ištrina tai, ką norėtų nusipirkti. Norėtume, kad tušinukas būtų, tarkim, nedžiūstantis, jį galim būtų pritaikyti prie kitų. Tarkim, kad tušinukas laikant jų neuždarytą, jis neuždžiūtų. Patobulinti būtent šias savybės, kad padaryti, kad tušinuko rašalas būtų galimas perpilti, tarkim, į bet kokį kasdienį tušinuką, kad žmonės visame pasaulyje naudotų, kad panaikinti senuosius tušinukus, kad būtų būtent tas rašalas, kuris turi galimybę išsitrinti ant bet kokio paviršiaus. Tai mes šiuo metu ir ties to dirbame. Kasgi tuose mano užrašuose? Taip. Sekmadienis. Išvesti šunį, važiuojam filmuotis, valgom kebabą ir taip toliau iki pat dienos pabaigos. Šiandien orai yra tokie, kad planus teks keisti. Važiuojam ešerių. Žvejus skirstome į žinančius, kur gerai kimba, į tuos, kurie niekada nepagauna, ir į trečiuosius, į rankas akumuliatorių laidus, o kartu ir 1000 baudą griebiančiuosius. Kaip manote, kuriam tipui priklauso naglis? Turiu prisipažinti, kad iki šiol nebuvau nei labai didelis poledinės žuklės gerbėjas, nei mėgėjas, bet šiandien mes pasigausim žuvies. Dabar net naglis gali tapti ypač sėkmingų žvejų, jei jis turi talismaną, amuletą, išmanų lietuvių išradimą Deeper. Sonaras parodo, kur dugnas škilės, kur yra duobė, kur yra gilu, kur yra seklu, kur auga žolės, kur gyvena žuvis ir netgi kokio jos yra dydžio. Ir visą tai padeda meškeriotojui priimti teisingus sprendimus. Jo vis pagrindas yra ultragarsinis siųstuvas, ir kuris siunčia ultragarsinį signalą į vandenį. Signalas sklisdamas atsispindi nuo žuvų, nuo dugno. Mes tą detektuojam, visą tai pasako atspindys. Deeperis tarsi James Bondo laikrodis prikištas genialumo įsižiūrėti, išmanimo atskirti ir įvardinti tai, ką mato. Kol šis patraukliai dėl negulintis daikčiukas tokiu tapo, inovatoriams teko daug nežinios ledų sulaužyti. Pačio pradžioje, kai pradėjom kurti Deeperį, tai aš asmeniškai tikrai neįsivaizduodavau, kiek sudėtingas yra įrenginys. Ta medžiaga, iš kurios padarytas storis Deeperio, netgi dažai su priemaišom, kuriais nudažytas Deeperis. Visa tai turi labai didelę reikšmę ir galutiniam produktui tai yra labai svarbu, kokie turi būti klijai. Bet jeigu jie netinkamai parinkti bus arba netinkamai išlaikytas technologinis procesas bus, tai patikėkit, netgi su visa išmanečia elektronika tas Deeperis nieko nedarys. Visas išmanusis sonaras tai inovacijų ir kūrybiško atkaklumo rezultatas. Tačiau viena Deeperio dalimi kūrėjai ypač didžiuojasi. Pats svarbiausias dalykas turbūt vis dėlto yra šita plokštelė. Pradžia to ultragarso signalo yra čia. Tada priėmus atgal ultragarso signalą, pavertus į elektrinį, čia vėlgi yra apdorojamas jisai. Tai yra detektuojamas, filtruojamas. Mikrovaldiklis paverčia tada jau skaitmeniniu signalu ir tas skaitmeninis signalas apdorojamas ir jau paverčiamas mobiliajame telefone į vaizdą. Su Deeper žvejų sugavusi didžiausią žuvį gali tapti kiekvienas. Kaip žodžiai virsta dailės kūriniais. Vietoj sužadėtuvių žiedo jisai užsako paveikslą. Ne viskas šviežia, kas šviežiai atrodo. Šviežia. Vakar dar bėgiojo. Dar bėgioju. Yra toks lotyniškas posakis verbum incarnatum ir žodis tapo kūnu.
Pasirodo, žodis gali tapti ne tik kūnu, bet ir piešinio, vaizdu. Dabar mums reikia nuskenuoti štai tą mažą kvadratėlį. Skenuojame. Taip. Ir blogų orų nebūna. Čia ir pavaizduotas sakinys. Blogų orų nebūna. Įdomybė yra ta, kad kiekvieno jūsų balsas nupieš, kabutėse, vis kitokį vaizdą. Kas čia per išradimas? Veikia viskas paprastai, bet neprastai. Garsas sklinda bangomis, visi žinom, bet mes irgi sėdim, kalbam, pilnas oras bangų ir erdvė pilna bangų ir tų pačių garso bangų. Mes jų nematom. Bet jeigu pagalvojus ir panaudojus truputį ten fizikos, kad tas pačias garso bangas, jasgi galima atkurti kitoj terpėje. Nusprendę garso bangas paversti piešiniais, menininkai eksperimentuodami sužinojo dar ir apie nepažintą garso ir vandens sąveiką. Vanduo yra be galo gyvas organizmas, kuris labai jautriai reaguoja į visokią gaunamą vibracijas. Tokios struktūros, jos visos keičiasi. Jeigu vizualiau žmogus jautresnis, tai be galo įdomi informacija gaunasi. Įdomu buvo, kaip pats vanduo, vandens garsas, pats save atkuria vandenyje. Tai važiavo vyras, čia netoli gyvenam, į Belmonto krioklius, įrašė tekančio prie krioklių vandens garsą, šniokštimą pavasarinis. Ir tada mes jį leidom į vandenį, tą vandens garsą leidom į vandenį ir žiūrėjom, kaip jisai gaunasi. Ir turim net ir nufilmavę. Tai toks vienas man pačiai toks įdomiausias dalykas, kaip tas pats cheminis elementas vanduo, kuris ir garsą skleidžia ir turi savo ir vaizdą be abejo, pats save atkuria savyje pačiame, vadinkime taip. Kai jūsų mylimoji paklaus, brangusis, kokį velnę čia parvilkai, jūs galėsite ramia sąžinę pasakyti: mieloji, čia nupiešta, aš tave myliu. Štai tos meilės įrodymas. Tada jūsų mieloji būtinai paklaus: brangusis, o kaip tai padaroma? Pasakė žmogus frazę, 10-20 žodžių, muzika nuskambėjo arba tas vandens šniokštimas pasigirdo ir yra visi dažniai, kurie sudaro tą įrašą, jie visi sueina į garsiakalbį vienu metu ir į vandenį paduodami vienu metu. Ir vandens savybė ta, kad jis vienu metu užvibruoja visiškai, tas visas bangelės, jos atkuria visas tas garso bangas. Ir visas tas vaizdas nerealiai iš tikrųjų perduoda tavo visą frazę, vadinkim, tavo to žodžius, kurioj vietoj dar emocija, tai žinokit, tikrai jinai ten yra, bet negaliu sakyti, kurioj, ar šitoj bangoje, ar šitoj bangoje, bet patys bandėm ir iš tikrųjų tie, kur nuoširdžiai pasakyti, paprasčiausi žodžiai, nereikia ten kažkokių aukštų materijų. Jos iš tikrųjų tas vanduo kažkaip sugeba perduoti. Testinė frazė, laikė, kurį įsidėšius kaip testinė, mes ją visą paverčiame vertikaliai ir visa ta garsinė testinė frazė yra nuskaitoma vienu metu, per nedidelę sekundės dalį yra nuskaitoma. Ir visi garsai, kurie yra ištartoje frazėje, atsiduria viename vaizde. Tai mes tuo esam išskirtiniai. Iš pažiūros visas procesas atrodo gana nesudėtingai. Visi garso dažniai susitelkia į garsiakalbį, kuris nukreipiamas į vandenį. Tačiau tam, kad tai įvyktų, reikia ir mokslo žinių, ir tam tikrų prietaisų. Technika, pagrindinė turbūt yra vis tik stiprintuvas įgarsinantis žmogaus garsą, yra garsiakalbis, tam tikras mūsų pasirinktas. Po to yra į garsiakalbį sukurti, dedami mūsų rezonansiniai vandens indai, į kuriuos yra pilamas vanduo. Indai yra dviejų formų, yra apskriti ir yra kvadratiniai, kas ir sukuria pačią atvaizdo jau formą, kurią jūs matėte. Po to tokia kaip, turbūt, mikrofonas įrašyti ir iš kur dar apšvietimas yra labai svarbu. Apšvietimas, kuris yra, reiškia, yra bazinės šviesos, apšvietimas yra sukurtas mūsų pačių, yra tam tikri, vadinkim, tokie sukurti kaip filtrai,
kurie suteikia įvairių spalvų. Kiekvienam iš vaizdų nosis bus ar gelsvas, ar melsvas, kaip bazinė spalva, bet turės dar daug atspalvių. Paveikslai kuriami dviejų formų – apskriti arba stačiakampiai. Sako, kad vyrai dažniausiai mėgsta stačiakampės formas, o moteris – apvales. Šio išradimo kūrėjai vis ieško galimybių ir toliau tobulinti savo išradimą. Kiekvienas iš paveikslo turi QR kodą. Quick Response yra, reiškia, toks įrenginys, kurį nuskaičius bet kuriuo išmaniuoju telefonu galima išgirsti garsą, kuris sukūrė patį paveikslą, patį vaizdą. Nu, tai ir pabandykim gyvai tą padaryti. Taip, dabar galime paklausyti. Fly, dream, fly. Ar galima jūs šokiui pakviesti? Šie dailės kūriniai ne tik puošia erdves, tačiau gali tapti ir tiltų, pavyzdžiui, į moters širdį. Pasakysiu vieną irgi labai smagų, netaip senai būtent vyriškio sumanimą. Vietoj sužadėtuvių žiedo jisai užsako paveikslą ir tuo paveikslu. Ir jau kai atidaviau, sakau, nu tai nors parašykit, ar tikrai gavo teigiamą atsakymą, tai paskui ten po savaitės, taip, jinai sutiko. Menas menu, bet valgyti norisi. Keliaukime į turgų ir pasiieškokime ko nors šviežio, šviežesnio arba šviežiausio. Daugybę metų aš gyvenau visai netoli nuo čia, Žirmūnuose. Ir kiekvieną savaitę eidavau pirkti mėsos čia į Kalvarijų turgų. Dabar gyvenu kitur, bet šio įpročio tikrai neatsisakiau. Aš vėl ateinu čia pirkti mėsos. Ir kiekvieną kartą, kada aš čia ateinu, mane kankina tas pats klausimas. Kaip moteris atskiria, ar mėsa yra šviežia ar ne? Man atrodo, jos turi kažkokią ypatingą genetinę mutaciją, kuri yra jų akise. Ir dėl to jos tai mato. Mes, vyrai, šios savybės neturime visiškai. Sakykite, ar šviežia mėsytė? Šviežia. Vakar dar bėgiojo? Dar bėgiojo. Mes turime stebuklingą prietaisą. Tai vadinasi e-nosis arba elektroninė nosis. Iš tikrųjų reikia labai nedaug šito prietaiso ir dar mobilaus telefono. Galima čia šitos sprandinės paprašyti. Pradedam tyrimus. Mums reikia štai šio nedidelio antgalio, kurį mes uždedam čia. Jis reikalingas tam, kad kvapo molekulės patektų tiesiai į jutiklį. Taip, pasižymim. Kiaulieną. Pridedam jutiklį ir paspaudžiam. Žalia spalva rodo, kad viskas gerai, tyrimas vyksta, analizatorius analizuoja, tyria mėsytę, žalia spalva visur. Na štai, šviežia, puikiai mėsa. Galima pirkti, daryti, ko tik jūsų širdis trokšta. E-nosis – džiuginantis ir praktiškas lietuvių išradimas. Kaip ir kur gimė ši idėja? Mėgstu keliauti po pasaulį ir atostogaujant, ir darbo reikalais. Ir prieš gerus kelis metus mano žmona stipriai apsinuodijo maistu. Tarp kitko, Lietuvoje pateko ligoninė, aš esu pats ne vieną kartą nuodijęsis maistu, ypatingai tuose vadinamuose karštuose taškuose, tai yra Afrika, Azija, ir kažkuriuo metu nusprendžiau paieškoti, kokio tipo produktai plačiai visuomenė yra pasiekiami, kad būtų galima susikurti kažkokią savo prevenciją arba bent jau išsiaiškinti, kokie produktai maisto gali sukelti šalutinį poveikį, kokie ne. Kodėl e-nosis sugeba per kelias sekundės pasakyti, kokio šviežumo yra jūsų apžiūrima mėsa? Kai prasideda gedimo procesai, pradeda skirtis, bakterijos valgo tą mėsą ir jos kvėpuoja. Ir įvairios angliavandeniliai įvairūs, tai yra lakūs organiniai junginiai, pradeda išsiskirti. Tiesiog ieškoma tokių junginių, dujų, šiek tiek skirtingos medžiagos išsiskiria vištienui, kiaulienui arba jautinui. Na, iš mūsų tokių, aš dabar paskutinius tyrimus tikrai neįsigilinęs esu, kokie buvo,
bet jautienoj, bent mūsų pradiniais tyrimais buvo tai šiek tiek didesnės koncentracijos, jau mėsoje išsiskiria, taip kad ten leistinas tas lygis yra didesnis dujų koncentracijos negu, pavyzdžiui, vištienoj. Programa yra taip suoptimizuota, kad pasakytų praktiškai 3 šviežumo lygius, tai yra šviežia, įtartina ir jau tikrai nevalgytina. Turime 5 rūšis mėsos. Viena iš jų galėtų būti šviežesnė. Prietaisą į laboratoriją. Prieiname prie mėsos, pridedame prietaisą ir spaudžiame. Kolega, einam prie kitos mėsos. Kolega, šviežia. Pridedame prie jautienos. Kolega, čia ir yra ta nešviežia. Ir karbonadžiukas. Mes galime ir apibendrinti. Šviežia, labai šviežia ir labai skani, nešviežia, galima valgyti šviežia. Taigi šio prietaiso pagalba mes nesunkiai galime aptikti, kuris maisto produktas yra šviežias, kuris nelabai šviežias ir kuris vartojimo jau visai netinka. Nuostabus išradimas. Planuojame mažinti savo produktą, jį integruoti į buitinę techniką, tarkim šaldytuvus, kad tiesiog žmonės galėtų automatiškai sužinoti apie tai, kas darosi jų šaldytuvuose. Truputį tolimesnė ateityje mes planuojame sukurti ženkliai mažesnius sensorius ir juos integruoti į ateities išmaniuosius telefonus. Visiems apsipirkti nusiustiems vyrams nuostabi žinia. Nuo šiol ginčų šviežias tai produktas ar ne, jau nebus. Noriu grįžti prie klausimo, kurį uždaviau laidos pradžioje. Kas vienyje? Meną, užrašų knygelę, žvejybą ir šviežius maisto produktus. Atsakymas – tai Lietuvos inovatoriai ir jų inovacijos. Dar daugiau visą pasaulį stebinančių lietuvių inovacijų kitą sekmadienį. Iki. Laida parengta bendradarbiaujant su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra ir finansuojama Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.